Sveiki, mano vardas yra Dona, aš esu mokytoja. Tai atsitiko 1998 metų vasarą. Vieną vasaros dieną mes su visa šeima buvome prie Ontarijo ežero. Mano svainis, jo sūnėnas, mano sesuo ir aš panorome paplaukioti pripučiamu čiužiniu. Mano svainis vairavo katerį, o paskui traukė didelį pripučiamą čiužinį, o mes ant jo sėdėjome. Visiems buvo gera nuotaika ir pramogaudami džiaugiamės puikiu oru, sukdami ratus ežere. Staiga aš išgirdau, jog svainis šaukia, kad kuo greičiau visi pasitrauktume nuo katerio, nes kažkas atsitiko ir kateris pradėjo skęsti. Mes stengėmės kuo skubiau atsitraukti nuo katerio, bet aplink mano koją apsisuko nailoninė virvė, kuri buvo prikabinta prie katerio. Tuo metu mano svainis manęs nematė ir norėdamas išgelbėti katerį, jis įjungė abu variklius, kad kuo greičiau priplauktų arčiau kranto. Ir toji virvė labai stipriai suspaudė mano koją. Suspaudė taip stipriai, kad skausmą jaučiau visame kūne. Dėl katerio didelio greičio mane įtraukė po vandeniu ir vanduo su didžiulė jėga slėgdamas man krūtinę iš plaučių išstūmė visą likusį orą. Man į plaučius pradėjo patekti vanduo ir tuo metu aš supratau, jog aš tuoj numirsiu. Bet tuo pačiu metu aš nejaučiau jokios panikos ir nebuvo jokio pykčio. Tiesiog buvo ramus žinojimas, jog aš tuoj numirsiu ir su tuo nieko negaliu padaryti. Ir tada pradėjau galvoti, gerai, tai kurgi vyks mano laidotuvės, kokios jos bus, kas į jas ateis. Ir apie tai galvodama aš staiga atsiskyriau nuo savo kūno ir akimirksniu praėjau pro kažkokį ploną nematomą šydą į anapus. Atsidūrusi anapus aš supratau, kad numiriau. Pirma, ką pastebėjau, jog ten nebuvo jokio laiko ir tai buvo labai didelis skirtumas tarp to, kur yra laikas ir būties be laiko. Aš išvydau visą amžinybę. Ten buvo daug išmatavimų ir viskas atrodė tobula. Aš pažvelgiau į žemę, prisiminusi savo artimuosius bei draugus ir galvodama, kaip jie bus ten be manęs. Ir iš karto savyje išgirdau kažkieno balsą, sakantį, nepergyvenk, tau nereikia nerimauti. Ir tuo metu visa žemė tiesiog išnyko iš mano akiračio. Visa žemė, visi mano artimieji bei visi draugai man tapo visiškai nereikšmingi. Ir tuo metu pajutau, jog mano esybės visos dalelės pradėjo džiaugsmingai vibruoti ir girdėjau, kaip nekantriai kartojo. Jisai ateina, jisai ateina. Bet aš negalėjau suprasti, kasgi ateina. Ir tolumoje pastebėjau kažką link manęs didingai artėjant. Ir aš iš karto supratau, jog tai buvo visko kūrėjas. Ir staiga aš atsidūriau veidas į veidą su visatos kūrėju, nors iš tikrųjų jis neturėjo jokio veido. Tai nebuvo nei jis, nei ji, tačiau tai buvo kūrėjas visko, kas yra. Tai, ką mačiau, labiausiai panašu buvo į šiaurės pašvaistę. Mačiau banguojančias, spindinčias, gyvas, skirtingų atspalvių ypatingas spalvas, kokių niekada nebuvau mačiusi. Mes pradėjome bendrauti telepatiškai ir galėjome žinoti vienas kito mintis. Mūsų bendravimas buvo nuostabus ir turtingas. Ir aš pagalvojau, o Dieve, čia juk yra visatos kūrėjas. Ir jis man atsakė, taip, aš esu visatos kūrėjas. Ir tada vėl pagalvojau, o Dieve, tu juk viską žinai. Ir aš akimirksniu gavau atsakymą, taip,
Aš žinau viską. Aš žinau netgi smėlio dalelių skaičių paplūdimyje Naujojoje Zelandijoje. Aš pagalvojau, o kodėlgi Dievas man sako tokį dalyką? Ir kai tik apie tai pagalvojau, staiga aš atsidūriau paplūdimyje Naujojoje Zelandijoje. Ir akimirksniu pamačiau visą visumą ir galėjau suvokti, kiek tiksliai buvo smėlio dalelių šiame paplūdimyje. Aš vėl atsidūriau priešais Dievą, visiškai negalėdama patikėti tuo, ką mačiau, nes tai buvo sukrečiančiai nuostabu. Jaučiau iš Dievo sklindančią neįtikėtiną meilę, kuri persmelkė visą mano esybę ir tada aš supratau, kas yra palaima. Tada Jis pakvietė mane vardu, bet ne mano žemišku vardu. Tai buvo vardas duotas Dievo ir kuriuo mane žinojo per visą amžinybę. Aš pradėjau skristi per visatą ir tuo metu į mane įsiliejo įvairios žinios. Aš buvau ekstazėje. Viskas buvo stulbinančiai nuostabu ir ypatingai įdomu. Staiga mes sustojome ir Dievas manęs paklausė, ką tu norėtum veikti čia? Ir aš atsakiau, kadangi tu mane sukūrei, aš perleidžiu tą pasirinkimą tau. Ir kai tik tai pasakiau, aš supratau, kągi aš padariau. Aš atidaviau savo pasirinkimo laisvę. Supratau, kas dabar nutiks. Ir supratau, jog šito aš niekaip negalėsiu pakeisti. Dievas man tarė, kai tu grįši atgal, tu turi pasakyti žmonėms, kad jų pasirinkimai yra labai svarbūs jų gyvenimuose. Kiekvieną gyvenimo akimirką kiekvienas daro kažkokius pasirinkimus, kaip galvoji apie kitus žmonės, kaip juos priimi, arba kaip priimi šį mano pasakojimą, kuris greičiausiai yra prieš visus išankstinius nusistatymus. Taigi kiekviena tokia mintis yra pasirinkimas ir tie visi pasirinkimai yra ypatingai svarbūs mūsų gyvenime. Kiekvieną kartą, kai žmogus kažką pamąsto, tai turi iš tikrųjų labai didelį poveikį žmogaus gyvenimui. Ir nors mes galvojame, jog tos mintys yra visiškai nereikšmingos ir neturi jokios įtakos, noriu jums pasakyti, kad visos tos mintys labai įtakoja mūsų vidinį gyvenimą. Man labai sudėtinga visą tai paaiškinti. Taigi, gavusi suvokimą apie mūsų pasirinkimus gyvenime, aš pradėjau dideliu greičiu skrieti į žemę. Ir skrisdama girdėjau Dievo žodžius. Tavo pasirinkimas yra geras. Staiga atsidūriau savo kūne. Mano plaučiai buvo pilni vandens ir visą kūną skaudėjo. Ir tuomet atsitiko kažkas neįtikėtino. Tuo metu mano svainis, vairuodamas katerį, pajuto, kad jam kažkas patapšnojo per petį, nors kateryje daugiau nieko nebuvo. Jis sumišęs sustabdė katerį. Ir kai tik jis sustojo, aš galėjau iškilti į vandens paviršių. Ir tuo pačiu metu pajutau, kad kažkas mane traukia į viršų. Aš apsidairiau, tačiau aplinkui nieko nebuvo. Iškilusi į paviršių pradėjau iškosėti vandenį. Mano koja buvo siaubingai sužalota. Pirmaisiais metais po įvykio savo šeimai nieko nepasakojau apie tai, ką išgyvenau. Apie išgyventą priešmirtinę patirtį papasakojau tik patiems artimiausiems draugams. Tuo laiku priešmirtinės patirties fenomenas dar nebuvo labai žinomas. Apie tai nieko nebuvau girdėjusi ir nežinojau, ar tokio tipo patirtis iš viso yra įmanoma. Laikui bėgant supratau, jog aš nesu viena tokia išgyvenusi priešmirtinę patirtį ir mano visi ankstesni nusistatymai tiesiog išnyko. Man prireikė daug metų tam, kad sugebėčiau integruoti tą patirtį į savo gyvenimą. Ir tas įvykis pakeitė absoliučiai viską mano gyvenime.
Dabar į viską žiūriu labai skirtingai. Dabar aš gerai žinau, kas yra meilė. Meilė yra pati didžiausia ir galingiausia jėga. Tačiau toji meilė, kurią jaučiau anapus, nėra tokia, kurią mes patirime čia, žemėje. Kai šiame gyvenime mes esame kokioje nors stiprios meilės akimirkoje ir manome, kad geriau jau būti tikrai negali, noriu jums pasakyti, jog meilė anapus yra daug ir nepalyginamai stipresnė ir tauresnė. Meilė anapus nekelia jokių sąlygų, ji yra pati aukščiausia bei tobuliausia, ji yra besąlygiška meilė. Aš tiesiog negaliu apsakyti anapus patirto meilės jausmo, tačiau kiekvienas iš jūsų tikrai tą meilę patirs. Tarp klausančių šį pasakojimą bus ir tokių, kurie sakys, jog tai yra tik smegenų žaismas, tai yra tik smegenų veiklos produktas. Tad šių žmonių noriu paklausti, kaipgi galite paaiškinti tos ypatingos meilės jausmą? Aš juk mylėjau ir puikiai žinau, kas yra meilė žemėje. Tačiau toji meilė, kurią patyriau anapus, nebuvo tokia kaip žemėje. Anapus patyriau ypatingą meilės saugumo bei ramybės būseną ir niekada nenorėčiau palikti tos būsenos. Tad kaipgi galima tai paaiškinti, kodėl aš norėjau pasilikti anapus? Turėčiau pasakyti, jog žemėje nėra lengva, tai nėra dangus ar rojus, žemė yra darbinė planeta. Gyvendami žemėje mes atsiduriame skirtingose bei sudėtingose situacijose ir viskas, ką mes pasiimame su savimi į anapus, tai yra pamokos iš tų situacijų. Mūsų esybė yra visada ta pati ir žemėje, ir anapus. Taigi viskas, kas lieka mūsų esybėje čia, žemėje, viskas bus ir anapus. Jeigu galėčiau jums duoti patarimą, patarčiau pilnai gyventi kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Nors nemanau, jog tai yra įmanoma daugumai žmonių, nes dauguma žmonių savo mąstyme yra susikoncentravę ties daugybę kasdieninių rūpesčių. Ir kitas mano patarimas jums būtų išmokti ieškoti tiesos. Tiesos ieškoti reikia objektyviai. Tiesa nėra nei krikščionybėje, nei judaizme, nei islame, nei hindų, nei kokioje kitoje religijoje. Todėl mano patarimas būtų nepasiduoti minčių sistemoms ir nepaskesti kasdieniniuose reikaluose, o gyventi pilnai ir išmokti ieškoti tiesos. Visiems patarčiau atsisakyti savo įsitikinimų ir žiūrėti į gyvenimą atviromis akimis ir atviromis širdimis, nes aš žinau, jog dauguma klausytojų atmes mano pasakojimą, sakydami, jog to negali būti ir tai yra nesąmonė. Tačiau tai kalba tik jūsų pačių įsitikinimai. Todėl savo įsitikinimus geriau padėti į šoną ir įsiklausyti atvirą širdimi, bei atvirai ir nuoširdžiai išnagrinėti, ar kitos alternatyvos gali būti realios.